Sveiki, šiandieną apžvelgsime kompiuterinių duomenų bazės, susipažinsime su tuo, kas apskritai yra kompiuterinių duomenų bazės, bei kaip jos gali būti naudojamos, inžinerinėje srityje. Taigi, kas apskritai yra kompiuterinių duomenų bazės? Kompiuterinių duomenų bazės tai yra struktūrinės informacijos saugojimo ir valdymo sistemos, kurios leidžia efektyviai organizuoti, saugoti ir pasiekti didelius duomenų kiekius. Galbūt galima pravesti analogiją, su Excel lentelėmis, tačiau duomenų kiekis ir srautas duomenų bazė yra kur kas didesnis. Tai duomenų bazės yra naudojamos labai plačiai šiuo metu, gali būti naudojamos ir versle, kad organizuoti prekes, klientus, juos saugoti, informaciją apie juos. Taip pat ir visokiose mokslinėse srityse, kur yra kaupiami įvairi duomenys, kurie reikalingi analizai ir taip toliau. Tai būtent duomenų bazė yra naudojama tam, kad juos saugoti bei užtikrinti duomenų vientisumą ir patogią prieigą prie jų. Apžvelgime pagrindinius komponentus, tai yra duomenų modeliai pirmiausia, tai yra būdai, kaip yra organizuojami duomenys. Gali būti, pavyzdžiui, sistema NoSQL, kuri absoliučiai nereikalauja jokių lentelių, duomenų srautui gali būti objektiniai modeliai, duomenų struktūrizavimas lentelės ir taip toliau. Toliau yra duomenų bazių valdymo sistema, tai yra programinė įranga, kuri leidžia vartotojams kurti, valdyti ir užklausti duomenų bazės. Tai yra tiesiog kaip pagrindas, galima palyginti, jeigu su kompiuteriais, tai kaip operacinė sistema. Populiariausias yra MySQL, Oracle database ir taip toliau. Toliau yra SQL, tai yra struktūrizuota užklausų kalba, tai yra pagrindinė kalba, kuri naudojama užklausoms rašyti bei, komunikuoti su duomenų baze. Galima pravesti analogiją, kad tai yra kaip naudotojo sąsaja, Toliau yra normalizacija, tai yra procesas, kurio duomenų siekiama sumažinti duomenų redundanciją ir užtikrinti duomenų nuoseklumą, organizuojant jas lenteles. Tai yra tiesiog organizavimo įrankis, komponentas šiuo atveju. Be galo svarbus komponentas yra duomenų saugumas, tai yra komponentas atsakingas už atsarginės kopijas bei užtikrina, kad prie duomenų nebūtų suteikiama neteisėta prieiga. Ypatingai svarbu versle arba dirbant su klientų duomenimis. Ir duomenų analizės komponentas, tai yra tiesiog komponentas, kuris padeda duomenis turimus duomenų bazėje, grupuoti, kurti visokias lenteles, grafikus iš jų, kad būtų patogu susivokti iš vis, kas vyksta, atlikti kažkokią duomenų analizę ir taip toliau. Toliau, pagrindiniai įrankiai naudojami duomenų bazėms. Tai pirmiausia yra duomenų bazių valdymo sistemos, tokios kaip, pavyzdžiui, MySQL, Oracle database, Microsoft SQL server, tai yra tiesiog gali būti atviro, gali būti uždaro kodo, bet tai yra tiesiog pagrindas, ant kurio laikosi duomenų bazė. Tai yra, vėlgi lyginant su kompiuteriais, kaip, operacinė sistema tiesiog. Toliau yra duomenų bazių analizės ir vizualizacijos įrankiai, tai gali būti Power BI, populiariausias Microsoft sukurtas įrankis. Tai yra įrankis skirtas atvaizduoti turimiems duomenų kiekiams duomenų bazėje. Taigi toliau yra duomenų migracijos įrankiai, tai yra įrankiai, kurie skirti, eksportuoti duomenis, kad jūs galima būtų perkelti į kitų duomenų bazę, tai kai vyksta komunikavimas tarp skirtingų duomenų bazių, kad būtų galima patogiai, kad galėtų duomenų bazės patogiai bendrauti viena su kita, būtent yra duomenų eksportavimo būdas patogus. Toliau yra duomenų bazių administravimo įrankiai, tai yra vėlgi kaip naudotojo sąsaja, tai gali būti, pavyzdžiui, MyPHPAdmin, SQL Server Management Studio, tai yra tiesiog įrankis, kuris yra atiduodamas, galutiniam vartotojui, užsakovui duomenų bazės, per kurią jisai gali patogiai, komunikuoti, struktūrizuoti duomenis duomenų bazėje, administruoti savo duomenų bazę, Toliau yra programavimo kalbos ir bibliotekos, nusprendžiu pradėti prie įrankių, būtent pabrėžti, kad duomenų bazės gali būti parašytos bet kokia kalba, tai pradedant šiuo metu labai populiariu Pythonu ir C++ gali būti ir kas tai nori. Tikrai duomenų bazės gali būti parašytas bet kokia programavimo kalba. Toliau yra duomenų bazių debesų įrankiai, tai yra tiesiog, pavyzdžiui, Google siūlo tokią paslaugą, tai yra tiesiog duomenų bazė, kurios nereikia kurti, Tai yra tiesiog mokami pinigai, tam pačiam Google'ui, už paslaugą jums suteikiamas yra automatiškai serveris, jų, naudotojo sąsaja, jums nieko nereikia daryti, nereikia kurti duomenų bazės, galvoti apie vartotojo sąsają, kaip su ją bendrauti, tai yra pakankamai paprastas, draugiškas naudotojui sprendimas, kaip galima turėti duomenų bazę. Ir tai yra labai patogus ir populiarus šiuo metu sprendimas, taip kad tikrai
tokios paslaugos šiuo metu yra populiarios. Taigi apžvelkime, kaip ir žadėjau, kam gali būti duomenų bazės naudojamos inžinerinėje srityje. Tai yra mano kodo iškarpa iš vieno iš mano projektų. Tai yra duomenų siuntimo automatizavimo pavyzdys. Tai šiuo atveju tai buvo projektas, kur buvo maketinė plokštė, kuri turėjo GPS anteną, kuri turėjo temperatūros jutiklį, giroskopą ir visi duomenys buvo renkami ir tam tikrų duomenų paketų, tam tikra seka buvo siunčiama į lentelę lokalioje duomenų bazėje kompiuteryje. Prie to galime pridėti, sakykime, kažkokį internetą, komunikavimo būdą, galbūt Wi-Fi, dar kažkoks ir tinklas. Ir tokiu būdu maketas galėtų komunikuoti su duomenų bazė ne lokalioje kompiuteryje, o su bet kokia. Ir kaip matome, šiek tiek kodo, 6-7 eilutės. Čia nėra dar autentifikavimo dalies, bet aš jas nusprendžiau nedėti. Būtent čia yra dalis, kuris siunčia duomenys į duomenų bazę. Kelios kodo eilutės ir jūs turite automatizuotą duomenų srautą, kuris paketai siunčiamas iš maketinės plokštės į, sakykime, serverį, kurios saugomas, apdirbamas ir taip toliau. Tai yra labai patogus sprendimas, būtent inžinerinėje srityje. Ir būtent šis kodas siūsdavo kartą į 1 sekundę duomenys, duomenų paketus, ir kadangi yra giroskopas ir temperatūros judiklis, galima žinoti, kiek buvo temperatūra, kiek buvo maketinės plokštės padėtis tam tikrų atveju. Tai yra labai platus panaudojimo pavyzdys. Apžvelkime kompiuterinių duomenų bazių sudarimo etapus. Pirmiausias etapas tai yra reikalavimo analizė, tai tiesiog bendrauti, sakykime, su klientu, suprasti, kokie yra jo poreikiai, ko jisai tikisi, kokie yra duomenų srautai, kokie duomenys apskritai bus saugomi ir praanalizuoti tiesiog. Toliau yra duomenų modeliavimas, tai yra tiesiog sukūriami diagramos, kokie duomenys bus saugomi, kiek bus ryšiai tarp duomenų, kaip juos patogiau organizuoti ir taip toliau. Tai tiesiog toks, sakykime, bendro koncepto sudarimas. Toliau yra struktūros projektavimas, tai yra konkretus lentelės sudarimas, kur ir bus aišku, kokie duomenys, kur gulės, kas bus panaudojama ir taip toliau. Jau čia yra toks aiškus apibrėžimas, kaip atrodys duomenų bazė. Toliau yra pats duomenų bazės kūrimas, tai yra parengiamas patogus įrankis. Kaip ir minėjau, analogija su operacinėmis sistemomis, kokiu pagrindu dirbs duomenų bazė. Ir jos tiesiog projektavimas, sakykime, ir perdarimas būtent pagal kliento poreikį. Toliau yra duomenų įkelimas, kuris yra reikalingas testavimui. Tai yra sekantis punktas, tai yra įkeliami kažkokie pradiniai duomenys su duomenų bazė. Ir kurių pagrindų vyksta testavimas, ar visa duomenų bazė veikia kaip numatyta, kaip norėjo klientas. Ir paskutinis punktas yra priežiūro optimizavimas, tai yra būtent, sakykime taip, serverio, duomenų bazės priežiūra būtent jau po jo sudarimo. Tai klientas pasinaudoja duomenų bazę, išsako savo nuomonę, kas jam patinka, kas galbūt nepatinka, ką jisai norėtų pakeisti ir pagal jau, sakykime, jo atgalinį ryšį yra optimizuojama duomenų bazė. Tai ties čia ir baigiame. Štai toks buvo įvadas į kompiuterinių duomenų bazės.